Sveiki, šiame video pasakysiu šokiruojančių faktų apie pasaulietinę muziką ir dabartinės muzikos žvaigždes. Tikrai išgriūsit iš kėdžių, jeigu klausysit iki galo. Pasaulietinė muzika ir dabartinės šių laikų dainos gali būti labai gražios ir patrauklios, bet mano nuomonė tikras krikščionis turėtų stengtis klausyti kuo daugiau krikščioniškos muzikos ir kuo mažiau pasaulinės muzikos. Ir pateiksiu tam įvairių priežasčių. Bet visų pirma, tai aš skirstau muziką į 3 kategorijas. Pirma kategorija tai krikščioniška muzika, kurią galite rasti YouTube įvedę krikščionišką muziką. Antra kategorija tai non-Christian music, tai nekrikščioniška muzika. O trečia kategorija yra un-Christian music, kas reiškia prieštaraujantį krikščionybei muziką ir prieštaraujantį krikščioniškom vertybėm. Pasaulietinė muzika dažnai būna nedora, skatina nesantuokinius santykius, narkotikus, alkoholį ar smurtą ir panašiai, o ką klausom apie tą dažnai ir galvojam. Ir daug šiuolaikinių dainų pakliūna į šią trečią kategoriją, kuri yra un-Christian music. Žymiai geriau klausyti muziką, kuri giria ir šlovina Dievą. Krikščionišką muziką, kaip jau sakiau, galite rasti įvedę į YouTube krikščionišką muziką. Mano mėgstamiausios dainos yra, aš dabar bandysiu paskui sumontuoti lentelę, tikiuosi dabar matot arba netrukus matysite. Pirmą kartą bandysiu įdėti lentelę, tai tikiuosi sklandžiai gausis. Ir ten galite rasti tikrai labai gražių dainų ir yra tikrai puikios krikščioniškos muzikos. Galite pabandyti ką nors įvesti iš šios lentelės. Galbūt galima ginčytis, kad dažnai pasaulietinė muzika yra nepiktybinė ir miela, tačiau kai pavyzdžiui klausai radijo, tai negali pasirinkti, ką klausai, tai geriau nerizikuoti. Aš beveik labai retai klausau radijos, geriau iš viso neklausyti. Geriau įsirašyti kur nors savo dainas, kokį ten Winamp ar kur kompiuterį arba telefone, nes kai klausai radijo, tai gali visko prisiklausyti. Kartais ir per pasaulinę muziką Dievas ir siunčia žinutes, kalba su mumis, bet yra ir kita medalio pusė. Tai ar jūs žinote, kaip didžiosios pasaulio muzikos ir kino žvaigždės išpopuliarėjo ir jos to net nebeslepia? Įveskite į Google, pavyzdžiui, Kesha lyrics I sold my soul, arba Eminem lyrics I sold my soul, arba Beba Rexha I sold my soul, arba Kanye West irgi lyrics ir I sold my soul. Ta lyrics reiškia, kad iš dainos eina tekstas, o sold my soul, tai kad pardaviau savo sielą žodžiai. Labai daug žvaigždžių dainuoja, kad pardavė savo sielą, kad išpopuliarėti. Turbūt yra ir daug kitų dainų, kurių nežinau, bet netgi per liktai kvorą vieną kartą vienas žmogus klausė, kodėl tiek daug žvaigždžių dainuoja, kad pardavė savo sielas. Taip yra todėl, kad šį pasaulį įtakoja Illuminati organizacija, kuri turi daug įtakos politikoje, žiniasklaidoje, bankuose, muzikos ir filmos industrijose. Ir kai muzikos atlikėjas pasiekia tam tikrą populiarumo lygį, jam įtakingi agentai pasiūlo pasaulinę šlovę ir garbę mainais už tai, kad jie šlovins šėtoną ir parduos jam sielą. Ir labai daug atlikėjų to nebeslepia. Kaip jau sakiau, įveskite į Google tos žodžius, I sold my soul, yra ir kitokių žodžių, pavyzdžiui, I love Satan, yra visokia bruda tose dainuose dabar yra, vienu žodžiu aš nesigilinau, daug dainų turi visokių piramidžių, Illuminati ženklų, okultinių visokių ženklų. Dar ką pasaulio žvaigždės mainais už pasaulinę šlovę daro, turi daryti, tai užsiimti okultiniam praktikom, kas yra šėtoniškas veiklas, visokios ritualai, o tai yra griežtai prieš Dievo valią. Taip pat viena iš teorijų yra, kad pop ir muzikos televizijos žvaigždės taip dažnai miršta pasaulyje ir Lietuvoje, nes Illuminati dažnai daro paaukojimus ir Dievas su nieko nesidalina savo šlove, todėl manau jis leidžia šėtonui daryti, ką nori su tais garbės ieškančiais žmonėm. Aizėja 42:8 Biblijoje sako, aš viešpats ir neduosiu šlovės kitam. Aš tai pavyzdžiui nededu savo nuotraukų į YouTube klipus, nes man tikrai šlovės nereikia. Tai Dievas vienu žodžiu savo šlovės su nieko nesidalina. Dabar jūsų noriu paklausti, net jei daina yra labai graži ir maloni, ar jūs norite ką nors klausyti iš tokių muzikos žvaigždžių? Aš geriau nerizikuosiu ir stengsiuos klausyti kuo daugiau krikščioniškos muzikos ir reikia stengtis klausyti kuo mažiau pasaulietinės muzikos.
Deja pasiliksiu šiek tiek ir pasaulinės muzikos, jeigu atvirai, bet tik labai gražių tekstų ten apie gražius dalykus, be jokių nešvankybių. Bet iš tokių atlikėjų, kaip sakiau, dabar tikrai geriau aš nerizikuosiu klausyti, nenoriu klausyti iš žmonių, kurie užsiema okultiniam praktikom, kad ir kokia graži daina bebūtų. Galbūt čia mano silpnybė, kad pasilieku šiek tiek ir pasaulinės muzikos, taigi norėjau paskatinti, jeigu jūs turite valią, klausykite tik krikščionišką muziką. Ir čia ne tik muzika, taip pat reikėtų vengti skaityti laikraščių straipsnius apie nusikaltimus, nešvankybės, žiūrėti apsinoginusių moterų nuotraukas laikraščiuose ir taip toliau. Televizoriaus jau senai neturiu, bet manau, jam reikia dar daugiau kontrolės. Ačiū, kad klausėt, prašau palaikinkit ir subscribinkit mano video, bei kas nėra buvę apsilankę mano svetainį, kviečiu apsilankyti, ten daug įdomios informacijos apie dabartinius ir būsimus laikus, taip pat galite rasti itin įdomių filmukų YouTube kanale, kad sužinotumėt, žodžiu, apie dabartinius būsimus laikus. Dar kartą ačiū, kad klausėt, sėkmės, iki.